Kažkada treneris man sakė, kad vienas svarbiausių, o gal ir svarbiausias smūgis padėlė yra volley. Bet ar tikrai? Matot, remiantis statistiką, o tiksliau remiantis ChatGPT, apie 70% lemiamų smūgių yra atliekami prie tinklo. O tai reiškia, kad šis smūgis labai svarbus. Kaip volley būtų lietuviškai, paguglinkim. Salvė, kruša, atmušti lekiantį kamuolį. Gal likim prie volley. Jau kurį laiką treniruojuosi bei tobulinu padėlio techniką su treneriu Alfredu Udra. O šį kartą nusprendžiau, kad būtų gerai skirti dėmesį konkrečiai tik vienam smūgiui, kuris pas mane dėja, bet dar nėra geriausios formos. Gerai, žiūrim. Nu taip, gynyba nuo stiklų, nu taip 2,5, žinai. Labas, Alfredai. Aš čia pagalvojau, gal tu padėliok man planiuką mėnesiui, kad padirbtume mes tik ant volių. Važiuojam? Tai dabar raketės nereikia? Būtų galima mėginti pasakoti kažką daugiau apie šį smūgį, bet šiam kartui iš manęs išgirsti tik tiek, kad volį galima mušti iš forehando arba backhando. Na arba dar kitaip, iš dešinės arba iš kairės rankos, priklausomai nuo to, kuri ranka jums yra pagrindinė. O visas likusias detalės jau po truputį sudėlios treneris, nes aš tam kompetencijos neturiu. Čia gerai, žiūrėk, paduoda kamuolį prie tinklo, kai mes esame. Tai jisai atskrenda labai gan greitų greičių. Tai mums reikia tą kamuolį nusiblokuoti. Tai mūsų geriausia pozicija, žiūrint į padėlį ir į žmonių judėjimą, tai mūsų geriausia pozicija šitam smūgiui ir šitam sustabdymui yra tokia, kad mes turim žengti žingsnį į priekį ir žmogų stabdyti šone savęs. Tai mes turim susikurti pagrindą priekyje. Nes dabar, kaip tu parodėjai, jeigu tu čia dėtum koją šičia, tai tavo svoris, rankos svoris ir kūnas yra šitoje vietoje, bet šita koja, kairė, šiuo atveju, kaip aš rodau, kad kairė, jinai nepadeda iš viso, ne? Tai mūsų siekis yra visada neskubėti, pasigauti kamuolį, bum, įžengti, kad svoris pereitų į priekį. Man iš tavęs pareina kamuolys dabar į dešinę pusę. Tai ne, aš tai turiu sužaisti dešininį forehand volley bloką. Ne? Tai situacija kokia? Pareina kamuolys iš tos trajektorijos. Aš į jį turiu įžengti ar nesmūgiuoti ne šitokią trajektoriją. Mes tą kamuolį turim pasitikti labiau per šoną. Tai kas yra esmė? Pareina kamuolys, atsisuku šoną. Tai gaunas mano kojos tuo metu jos nejuda. Tai kaip daug žmonių klaidą daro, kad jie tiesiog deda žingsnį į priekį ir jau bando kažką ten dar smūgiuoti, nors dar kamuolys neatėjęs. Sukos šonu, pasitinku kamuolį tiesiai, rodydamas su rakete į ateinantį kamuolį. Ir raketė privalo žiūrėti į ateinančio kamuolio kryptį. Tai vėl, pasisuku, nusitaisau. Šita ranka šalia, pareina kamuolys, darau tokį vieną lengvą veiksmą į vidų. Hop. Viskas. Gaunas nereikia kažkokių daryti veiksmų šitokių, nereikia daryti išlenkimo su riešu, yra paprastas smūgis, atsitkėsiu, pum, ir nusispaudžiu ant savo kairės kojos. Nes nu aš esu dešiniarankis, man tu reikės nusispauti ant savo dešinės kojos. Tuo geriau. Viskas skamba easy peasy, kol veiksmą atlieki savaip, bet kai reikia daryti taisyklingai, tada jau prasideda niuansai. Važiam. Nu, leisni. Nors per treniruotę išgirstu daug informacijos ir atrodo viskas aišku, bet kai ateina mačai, tai trenerio patarimai kažkur pasimeta. Šį kartą pamėginsiu atkreipti dėmesį tik į kelis, kuriuos Alfredas man kartoja dažniausiai. Tai pradedant iš eilės mušti gilesnį kamuolį. Kad ir apie kokias gelmes jūs čia galvojat, viskas yra žymiai paprasčiau. Reikia, kad kamuolys nusileistų toliau nuo tinklo, arčiau prie stiklo ir būtų nepatogu grąžinti atgal. Matome, kaip man sekasi pradžioje, o jeigu nematome, tai paaiškinsiu, kad sekasi prasto. Bravo, toliau. Gerai, pratęs. Saiką pratęs. Bravo, su pratęsimu. Dirbi su pratęsimu. Ne vėl, didelis mostas, kūnas priekį. Jeigu tu darai didesnį mostą, atsisuk su krūtinė atgal ir su veidu labiau. Nes tavo veidas čia priekį, o mostas labai didelis atgal. Okay. Arčiau tada su veidu. Niekada nenueik pats į priekį, o mostą už savęs. Tai gausis tada, ko pasakoje tu smūgiuosi tik iš rankos.
Man reikia korpuso. Atsisukai su korpusu, eini su korpusu. Mušti iš korpuso. Nesuprantu. Tai reikia pasisukti visų kūnų. Ar taip sudėtinga atsiminti? Pasirodo net labai. Pirmas momentas, čia šitą kamuolį tu tiesiog nusistumi į galą, nes tu esi šiaip tolimoje pozicijoje, tai tau nereikia štaus smūgio, tau jo reikia gilaus. Pasiemi, nusistumi į tolį, pažengi į priekį, bam, užeini. Vėl grįžti, sustoji, nusistumi į galą, pažengi, bam, užeini staigiau. Tai va tokius darysim dabar smūgius. Na, važiam. Pratesi? Ne, bet tu neturi bėgti. Tu su smūgiu taip įeini, tada bam, užeini, ane? Tu dabar įbėgai. Iš naujo, važiam. Pratesk, gerai, ir smūgis. Toliau, grįžti. Ir. Pratesk. Ne, tu smūgiavai. Atsimink, tokioj tolimoj pozicijai tavo tas smūgis nieko tau nesuduos, nes jį tau žmonės grąžins. Pratęsti. Iš pradžių užtruko laiko susigaudyti, ką reiškia tas pratęsti. Aišku, galėjau tiesiog anksčiau paklausti, bet galiausiai supratau. Rankų mostas turi būti ilgesnis, vietoj staigaus smūgio. Tokį kaip padarai tą žingsnį, susicentruok, bam. Padaryk šoliuką, padarai smūgį, susicentruok, bam. Visą laiką turi save stengti susicentruoti. Susicentruoti. Šiaip šitas geras pastebėjimas, nes mano dažna klaida, kad kamuolį atmužu tiesiog atbėgdamas, vietoj to, kad steptelti, susicentruoti ir su kontroliu smūgiuoti daug tiksliau. Dabar tik kitas momentas, taip mes darom 2 kamuolius, bet tu šitą sužaidęs neužlik taip ilgai šalia tinklo. Sužaisk ir vėl vis tiek stenkis grįžti, kad išsiugdyti įprotį, kad tu visai į poziciją grįžtum. Staigiau, noriu to arti tinklo, staigiau. Staigiau noriu arti tinklo. Pak. O tu biški korpusą daugiau atlenk, nes dabar riešas ir tau gaunas toksai. Čia šiek tiek užmesk petį šitą atgal. Nes gaunas čia tau lieka, tu tada iš riešo atmeti, o tu biški iš korpusą atmes, bet raketį išlaikyk taip. Žiūrėjau. Ir. Geras. Ir šiaip vis užskaitau. Dar 2 ir. 1. Bravo, visus paskutinius pataikė. Blemba, man žinai, kas įprotis yra iš galo vis tiek smūgiuoti kažkaip. Aš suprantu, kad reikia pratęsti. Ne, o tau esmė, kad tu ten susmūgiuosi, tau prasmės žiūrėk nebus. Nes tu padarysi man labai staigų kamuolį. Visų pirma, tu nespėsi bėgti greitai, ne? Tu gausi greitą atsaką, tai tavo sekantis kamuolys bus lievas. Tai iš galo grąžin, žodžiu. Pratęsi ir tada sužaidi stipriau, kai tu žmogų biškį išjudini iš pozicijos. Nes jeigu tu tiesiogiai žaisi žmogui atbėgdamas jau iš tolimesnės pozicijos, žaisi tiesiogiai greitai, jis tau greitai grąžins. Padrilinus šios pratimus, sekančią treniruotę jau dirbame su kitom užduotim, kurios reikalauja daugiau judėjimų. Anksčiau šioje vietoje nemažai feilinau būtent dėl užbėgimo ant kamuolio. Kadangi klaida dažna, Alfredas parinko pratimų, kurie turėtų padėti jausti daugiau kontrolės. Tai jei trumpai, imu vieną nuo stiklo, kitą atmušu prie tinklo. Tikslas – išlaikyti kamuolį. Jokių daužymų, jokių skubėjimų, tik kontrolė. Prasileidi, ne, jau eini judi tą kamuolį, dai. Išlaikyti tą kamuolį kortą. Laikyk, neblogai, varai. Nice, dirbam. Trumpas. Iš karto tau reikia jau greičiau bėgti. Vėl žiūrėk, užeik ramiai, pratęsk. Šaunuolis, labai gerai. Gerai. Kils biškį, pareiksi kamuolį. Ir. Geras, bet staigus, vėl bėgsi greitai. Toliau. Toliau. Gerai, koks 6 ratukas, jeigu gerai skaičiuoji. Atsimink svarbiausią momentą, kad ne esmė, kaip tu stipriai sužaisi,
o esmė, kaip tu išlaikysi tempą. Nes jeigu tu žaisi staigiau, ypač su šito pratimu, reikia suprasti, kad tu tada bėgsi daugiau. Ir visada žaidime tas pats. Nėra blogai žaisti greičiau, bet reikia suprasti tą momentą. Jeigu aš žaisiu stipriau ir greičiau, man reikės žymiai greičiau į poziciją grįžti. Tai tu visai, kad turi suprasti, kad kur aš naudoju jėgą ir greitį daugiau, aš daugiau pavargsiu ir tai bus tikrai sunkesnis žaidimas. Skubėjimas. Turbūt viena didesnių problemų ir ne pas mane viena. Dažniausiai skubu ten, kur to daryti tikrai nereiktų. Manau, kad su šituo dar reikės pasidarbuoti, bet judam teisinga kryptim. Taip ir tuštinam kantrybės rezervus, kol galiausiai, prasukus eilę treniruočių, šis smūgis galvoje pradėjo klikinti. Penki. Trys. Ir dešininį gerą. 9 klaidos, kurios kartojasi dažniausiai. Suktis, centruotis, mušti gilesnius kamuolius, neskubėti ir taip toliau. Atrodo nieko ypatingo, bet detalė po detalės taip ir dėliojasi technika. Klaidas ne tik įsivardinant, bet ir apie jas galvojant žaidimo metu, atsiranda įprotis pastebėti save iš šono ir mėginti koreguoti. O tai su trupučiu laiko visai neblogai veikia. Ar mano voliai pasidarė labai geri? Toli gražu ne. Bet jie geresni nei buvo. 10-baliai sistemoje gal net pakilo kokių 3,5 balo. Ir tai, mėlyjeji, yra progresas. Ačiū Alfredui ir važiuojam toliau. Čia rimtai pagerėjo. Ne, bet kosmosas. Jo, jaučiu, žinok, pats. Kiek čia padarėm iš tikro? Mėnesį. Bet taip tikslingiau. Tikslingiau. Bravo. Gerai, bet tas net geriau. Good. Ne, bet rimtai, kosmosas.